Sveiki, tai yra SEO trečiadienis, mano vardas Vladimiras, Easy SEO reklamos agentūra. Šiandien noriu pasidalinti apie tai, kaip veikia Facebook SEO parazitinė strategija. Kas yra parazitinis SEO, galima paskaityti 70 epizodį SEO trečiadienio. Galima suvesti, kas yra parazitinis SEO, turėtų išmesti mūsų įrašą arba tiesiog nueiti į SEO trečiadienį, surasti 70. Čia detaliai pasakoju, kaip veikia parazitinis SEO. Bet šiandien noriu kalbėti tik tai apie tai, kaip išnaudoti Facebook parazitiniam SEO. Tai yra gan nauja strategija. Anksčiau Facebookas nebuvo toks populiarus ir apie tai mažai kas kalbėjo ir mažai kas žinojo, kaip išnaudoti. Aš parodysiu, ką mes turim dabar, ką turim šiai dienai. Ir greičiausiai tai liks 26 metams, galima pabandyti pritaikyti savo verslą. Gerai, tai įkvėpimas arba inspiracija šiam epizodui yra iš Steve Todd's naujienlaiškio. Čia prieš savaitę maždaug buvo išsiųstas naujienlaiškis, kur jis parašė, kad Facebook grupės dabar yra ant bangos, kalbant apie parazitinį SEO. Bet aš padariau tokį, galim pavadinti vidinį tyrimą, iš Ahrefs importavau duomenis, kas yra reitinguojama Lietuvoje, kokie Facebook puslapiai, grupės, įrašai yra reitinguojami lietuviškam Google. Ir gan įdomiai gavosi, bendrai iš Ahrefso importavom apie, sakykim, 2000 plus raktažodžių, turi pozicijas Google paieškoje, kalbant apie Facebooką. Ok, kas tai yra, kaip tai atrodo? Pirmą parodysiu, ką mes matom iš Ahrefso. Čia po kairė yra raktažodžiai, čia yra URL adresas, kuris yra reitinguojamas, o kur G raidė, čia yra pozicija. Pavyzdžiui, yra Big Box nuolaidos kodas, 700 paieškų čia yra iš Ahrefso, pirma vieta ir yra reitinguojama grupė. Ir galim pažiūrėti, čia greičiausiai ne grupė, o čia yra įrašas, postas grupėje. Bendrai turėčiau, matau, nuolaidų kodai, įrašas yra pavadintas nuolaidų kodai 2026, čia yra šiek tiek komentarų, tai matomai Google'as paėmė įrašo pavadinimo ir pradėjo jį reitinguoti. Žiūrim toliau. Bendrai, ką pastebėjau. Iš Facebooko reitinguojamos grupės, įrašai, puslapių pavadinimai ir grupių pavadinimai. Ir štai čia galima pamatyti, aš galėsiu čia priartinti šiek tiek. Gal didesnis bus tekstas. Pavyzdžiui, štai čia redirected filmai online. Yra grupė vadinasi filmai, serialai ir postai yra įrašai. Galim dar pažiūrėti, įdomiau bus kokių nors kitų paieškoti. Čia pirmoje vietoje žiūrim toliau, kas yra antroje, Vinted Lietuva. Ir čia iš Ahrefso yra intentas. Čia, aišku, yra branded search. Čia yra grupė, greičiausiai tik grupės pavadinimas, tik Vinted Lietuva portalas skelbimai. Ok, čia dar vienas pavyzdys, kaip yra reitinguojama. Pažiūrim dar kokių nors įdomesnių. Taip, ką pastebėjau bendrai, yra nemažai raktažodžių, kur yra su nekilnojamo turtu ir su darbo paieška. Pavyzdžiui, darbas Gargžduose, matom antroji vietoj. Čia yra grupė, čia greičiausiai bus grupės pavadinimas, darbas Gargžduose. Merė, darbo laikas, ok. O čia kas bus? Ar bus grupė Merė, darbo laikas? Parduotuvė Merė, Marijampolė. Ok, tikriausiai kažkur yra darbo laikas čia aprašymuose ir Google'as tai paėmė. Kokių nors dar įdomesnių. Darbas. Atsiliepimai. Čia irgi, matau, yra brandas Portland, nuolaidos kodas branded, commercial, transactional. Tai komercinis raktažodis grinai yra, žmonės ieško nuolaidos kodų, kaip ir pasiruošę pirkti bandelės su lašinukais. Ok, čia bus greičiausiai įrašas. Tai, kaip išnaudoti Facebook parazitinį SEO savo strategiją? Aš sakyčiau, kad tai galima prijungti, ką jau padarė kiti, gal net ir nežino, kad surinko srautą iš Google paieškos. Bet apibendrintai dabar ką matau, išanalizavęs, sakykim, 2000 plus raktažodžių,
matau, kad galima, tapsi, tu nežinai niekada, kaip kas suveiks, nes tokių įrašų, postų yra be galo daug, bet kaip variantas, ką galima bandyti savo versle, galima sukurti kažkokią savo grupę. Žinau, kad kiti tiesiog perka grupės ir jeigu nuperka, tai ją pervadinti ir tikėtis. Aišku, galima padaryti tam tikrus mikrooptimizavimus toje grupėje, aprašymą, sukelt įrašą, sukelt kažkokį optimizuotą ir tikėtis, kad Google'as gali pagauti ir rodyti paieškoje. Bet pažiūrim, ar tikrai Kia Sportage atsiliepimai. Pažiūrėsim, kaip atrodo paieškoje, ar tikrai yra Facebook. Jau matom, Kia Sportage atsiliepimai, antroji vietai yra, svarstau, čia turbūt yra įrašas. Aš taip įsivaizduoju. Jo, čia yra įrašas. Tai grįžtam prie idėjos, kaip panaudoti. Jeigu turit laiko, turit idėją, galima sukurti puslapį, atskirą tiesiog savo raktažodžiui arba daug gali būti daug raktažodžių grupių. Sukurti puslapį, sukurti įrašą optimizuotą, sukurti grupę. Tai įrašą, pirmą turėjau pasakyti, grupėje ir antras įrašas savo puslapyje irgi maksimaliai optimizuotas ir tikėtis, kad Google'as gali pagauti tą turinį ir reitinguoti. Kaip sužinoti, kokį įrašą kurti, aš žiūrėčiau taip, kad pažiūrėti, kokio tipo turkiškos striukės. Tai yra visiškai komercinis raktažodis. Pastebėjau, kad yra nemažai komercinių kaip ir produktų irgi. Produktas, grinai, turkiškos striukės, čia būtų kategorija. Ir prašau, yra įrašas grupėje. Taip, pažiūrėti, ar jūsų, tiesiog paimti savo raktažodžius, įvesti Google ir pažiūrėti, ar Google'as meta kažką, ar yra paieškoje Facebook rezultatai. Ir tada sukurti savo, pabandyti sukurti geresnę ir tikėtis, kad Google'as pagaus tą turinį ir pradės jį reitinguoti. Tai tiek šiam kartui. Jeigu reikia pagalbos su bet kokiais SEO darbais arba, nežinau, turite idėjų dėl parazitinio SEO, norit kažką gyvendinti, susisiekit, parašykit. Jeigu video naudingas, tradiciškai like, subscribe, prenumeruokit naujienas. Jeigu nepatiko, parašykit komentaruose, kas nepatiko, nenaudinga daugiau tokių įrašų niekur. Tiek šiam kartui. Iki.